Sveiki, mėlyjeji, su jumis Lingita ir Sielos dvynių kanalas. Išties Sielos dvynių kanalas yra apie tai, kas yra vyras, moteris, tamsa, šviesa, gėris, blogis, kitaip tariant apie dualizmą. Dažnai mes galvojame, ir aš pati tai pradžioje galvojau, kad sielos dvyniai tai yra ta mano tobula sielos dalis, kuri visiškai tobulai mane supranta ir dabar mes taip gyvensim, mes tokioj harmonijoj, mes pagaliau pasieksim dangų žemėje. Visiškai iliuzija. Ir visiškai natūralu, kad mes to norime. Pasakysiu priežastį dėl ko. Ir kodėl iliuzija, kad mes to nepasieksim šito žemėje? Todėl, kad mes turim labai pradirbti visus blokus, visą savyje esantį parazitavimą, visas parazituojančias programas. Kas yra parazituojančios programos? Tai yra imančios, reikalaujančios, destruktyvios, kur mes pripratę ir mums tai yra natūralu. Ir mes net nesuprantam, kad, pavyzdžiui, kontrolė tai yra parazituojanti programa. Kad mes kontroliuodami kitą žmogų, mes siurbėm iš jo energiją, siurbėm iš jo jėgas. Tai vat, kad kada mes mylime, tai mes rūpiname žmogumi, neprimesdami, nekontroliuodami jo gyvenimo. Nes kiekvienas, iš tiesų, net mūsų vaikai, turi teisę gyventi savo gyvenimą, savo pamokas, savo patirtį, netgi maži vaikai. Jau pradedant nuo paauglystės, net pradedant nuo 3 metų. Aš sako, aš pats užsirišiu batą, aš pati, arba aš pats. Tai vat, tai ką rodo, kad iš tiesų mes kišdamiesi kito žmogaus gyvenimą, mes užsikrauname karmą, kitaip tariant, mazgus, kur po to kažkas mūsų gyvenimą kontroliuoja, į mūsų gyvenimą kišasi, nes visur yra veidrodžiai ir visur aplinka, visata, žmonės atspindi mus pačius. Tai va, tai tokia yra realybė ir kad mes nepapultumėm į iliuziją, todėl apie tai kalbu. Dabar kaip būti suaugusių vaikų mama, kaip būti apskritai mama, kaip savo atverti savo širdies centrą. Gegužės 11 kviečiu Kaune į seminarą, kur mes pradirbsim labai daug blokų. Dirbsim su širdies psichosomatika, su širdies lygomis. Tai, ką domina va šitos temos, atvykite, labai lauksiu ir labai lauksiu šito susitikimo, nes, kada kalbi vien tik į vieną pusę, gaunu iš jūsų laiškų, labai norisi susitikti ir pamatyti jūs. Tai jeigu tau rezonuoja šitą informaciją, tai rašyk ir susitiksim, kalbėsim apie širdies centrą, apie širdies atvėrimą ir kas blokuoja. Dabar pažadėjau pakalbėti apie tai, kas yra, kodėl mes taip norim to dvynio arba to tobulo žmogaus ir mes jo iš tikrųjų visą gyvenimą ieškom, paskui kažkokiu momentu nusiviliam ir susirgam vėžiu. Tai čia jau iš karto papasakojau onkologijos psichosomatiką, nes pagrindinė emocija yra nusivylimas. Tai kas norite dirbti su onkologijos psichosomatika, irgi rašykite, nukreipsiu, kur atvyktume turėti į mokymus. Nežinau, kad daug čia klausosi vedlių, mokytojų, pranešėjų, lektorių. Tai tiesiog dabar didelį dėmesį skirsiu psichosomatiką ir apskritai mano visa terapija remiasi psichosomatika. Gerai, dabar papasakoju, iš kur kyla noras turėti tą tobulą žmogų. Parašykit komentaruose, ką galvojate jūs. Tačiau aš kaip matau ir kaip nuskaitau informaciją, todėl, kad mes pas Dievą būdami, mes turėjom tos tobulus santykius, mes turėjom tą tobulą būseną, to bendravimo, tos energijos, kuri teka. Ir kada mes įsižeminam, mes čia patiriam destruktyvą ir mes nesuprantam, kas vyksta. Ir iš tikrųjų yra atvirkščiai. Mes ateiname čia į šitą žemę pažinti va tą dualizmą vyras moteris, nes pas Dievą nėra nei vyro, nei moters. Taip? Nėra šito suskirstimo, nėra gėrio blogio, yra viskas vientisa. Ir mūsų užduotis pažinti ir dėkoti. Sąmoningi žmonės dažnai daro didžiausią klaidą.
yra negatyvo neigimas ir tai galvoja, kad čia yra sąmoningumas. Tačiau visiškai priešingai kardinaliai yra ne taip. Todėl, kad mes savo visas traumas paslėpiam pasąmoniai, o vis tiek tos pasąmoninės programos ir traumos veikia mūsų gyvenimą. Tai kai jūs atvykstat pas mane, tai ką pirmiausia darom, atkasam tai, ką jūs užkasėt ir dėjo tiek daug pastangų ir užkasėt. Tai todėl nors ateikit, kiek ten finansai jums leidžia pradirbti tas pasąmoninės programas, ištraukti, o ne užkasti. Tai va, tai dabar pakartosiu, kodėl ieškom. Todėl, kad tenai turėjom tobulus santykius. Ten turėjom tobulą bendrystę. Ten turėjom harmoniją su savim pačiu. Čia mes kilom ir tapom, pavyzdžiui, moterim. Ir niekaip nesuprantam, kodėl mums nesiseka santykiai su vyrais. Mes ieškom to tobulumo išoriai ir nes matom žmonės ir čia apskritai mes orientuoti išorę ir apskritai šitas pasaulis yra žemiškas orientuotas ieškoti visko išorėje. Gauti diplomus iš išorės, gauti vertinimą iš išorės. Tai nėra nei gerai, nei blogai. Tiesiog tai yra, kaip pasakyti, pasunkintas variantas, kaip mes išvažiuojam į kelionę, kažkokią ekstremalią kelionę, tai mes atvažiavom į šitą žemės kelionę ekstremalią. Tiesiog mylėti kitokiomis sąlygomis, kaip būna. Užrištomis rankomis ten per vestuvę žaidimus. Ne užrištomis rankomis kažką ten perduoti, kažką tai pabučiuoti, kažką tai, žodžiu, iškovoti, tau suriša rankas ir tau pasunkina situaciją. Arba ekstremaliai kažkur tai važiuoji patirti. Tai ir mes tokie ekstremalai turistai atskridom į šitą planetą, į šitą žemę, kitaip tariant, šitos dažnius, į kietą materiją. Tačiau mūsų dalis liko ir anoj pusiai. Nėra taip, kad mes išskridom ir neturim ryšio su savo dieviškais namais. Mes turim tą ryšį ir pas mus toksai eina pasąmoniai, toksai žinojimas, kad turi būti tobula. Ir kokią klaidą mes darom, mes čia ieškom tobulumo. Ir kada mes ieškom, mes nusiviliam, nes nėra čia tobulumo. Suprantat? Mes labai griežti, o ypač tie, kurie laikosi moralės normų, ten 10 Dievo įsakymų, ten jie tokie teisėjai, čia tas gerai, tas blogai. Ypatingai pamokas gauna šitie žmonės, kurie labai aiškina, kas gerai, kas blogai, tas žmogus geras, tas blogas. Tai žodžiu, tada visatos jėgos, žodžiu, sako, ai, tu nori patirti šito, tai tu gerai, viskas tvarkoj, mes to išpildysim tavo norą. Ir tave pastato į tą situaciją. Arba dabar kaip tie dvyniai. Jaučiu tą dvynį savyje, jo emocijas. Ką reiškia? Reiškia, kad aš nemoku mylėti save, aš žiūriu į save kito žmogaus akimis. Suprantat? Reiškia, aš neatradu savęs, aš turiu ieškoti savęs. Aš praradau, reiškia, visą savo sielą, pas mane sielos nulis. Ir aš tada ieškau tos savo sielos kituose. Tai va, tai žodžiu, kad grįžti į save, kad susigrąžinti savo sielos branduolį, tai yra iš tikrųjų sudėtingi dalykai, sudėtingi procesai, tai yra kaip tokia juvelyrinė chirurgija, aš pasakyčiau, kai mes dirbam su jūsų pasąmonė. Aš tikrai dažnai prilyginu, vat, kaip būna, einam pas stomatologą. Žinom, kad ten skaudės, galbūt, dabar jau neskauda, dabar naujos technologijos, ar ne, ir iš tikrųjų ir aš minimaliai padarau to skausmo, bet kad pradirbti tą pasąmoninę programą, turi eiti į tą skausmą, turi pradirbti, turi išvalyti tos kanalus, išvalyti atmintį, tiesiog transformuoti, pakeisti ten visus įvykius, žmonės, situacijas ir tai yra labai skauda, tai labai skauda. Tai va, tai būna dažnai, kad žmonės ir negrįžta ir toliau vaikšto su savo tuo pasąmoniniu ir gyvena tose žemose vibracijose. Ir galvoja, kad aš jeigu paslėpiau, kaip tas vaikas po kilimu pašlaviau šiukšlės, tai jų nėra. Tai nėra nei gerai, nei blogai, tiesiog buvo patirtis ir, kaip sakau, visada ten, kur skausmas, ten yra atsakymas. Tai va, ir nėra gerai ir blogai, nėra. Kiekviena tamsa, kaip mes pažinsime taiką. Jeigu nebus karo, mes nežinosim, kas tai yra taika. Suprantat? Išgirdot, ką aš pasakiau? Dar kartą. Be karo nežinosim, kas iš tiesų yra taika. Suprantat, kada mes suvienysim šitą,
savyje aptiksim tas programas karo, kad aš galbūt pats viduj savo kariauju ir aš materializuoju savo šitomis mintimis, savo būsenomis karą, tam, kad išmokčiau vertinti taiką. Žmonės, kurie nemoka dėkoti ir vertinti, va tiems ir duodamas karas. Kodėl vieni per karą gyvena gerai, o kitų namai susprogdinami, vaikai nužudomi ir taip toliau. Suprantat, per karą žmonės irgi gyveno, tačiau kiekvienas iš to karo išsinešė savo pamokas, savo transformacijas. Suprantat, savo transformacijas. Tai jeigu tu nemoki dar iki šiol, tai tu ir pritrauksi šitas pamokas. Tai skubėk prasidirbti, nes laikas trumpas. Tai va, kada tu prasidirbęs, pas tave nebus jokios įtampos dėl šito. Tu gali ten pačiam epicentre būti ir tu išliksi gyvas. Ne? Kai mano močiutė pasakojo, vežimėlis stovėjo vaiko ir bombo šaudo. Ir bėgsi iki to vežimėlio, paimti vežimėlį, nukris bomba, tave susprogdins. Ir vaikai kiti laukia. Ne? Ar paaukoti visus vaikus, palikti našlaičiais, ne 7 vaikai. Ar gelbė tą vieną. Tai va, ir stovi ir mato, kaip bombos krenta. Ir ką? Vyras išėjęs į karą ir tu negali palikti vaikų našlaičiais, ar ne? Ir viskas. O koks vyko dalykas? Kad tas vaikas išliko gyvas. Tai ką rodo, kad gali bombo šaudyti ir nepataikys į tą vežimėlį, nes ten angelai uždėję savo gaubtą. Lygiai taip pat jūs, jeigu jūs dirbsit su savim, su savo pasąmonė, su savo mintimis, kodėl dabar sunku tau, kodėl tu eini per transformacijas, kodėl tu manęs klausai. Iš gero gyvenimo tu manęs turbūt neklausytum. Tu klausaisi, kad gautum atsakymus, kad tu judėtum į priekį, kad tu žinotum, kur judėti į priekį. Suprantat, aš irgi nežinočiau, kur judėti, jeigu aš nebūčiau mokymų gyvenimo mokyklos praėjus pagal savo misijos planą, pagal savo sielos planą. Tai va, kiekvienas mes turim savo misiją, savo talentą, savo savirealizaciją. Kas neišpakavęs tiesių taikymų, birželio mėnesį dar yra kelios vietos. Birželio 7-9 Juodkrantėj atvažiuojat ir mes pradirbsim blokus vienu metu. Labai daug blokų pradirbinėsim, kur žmonės eina tenais sesijas ar ne, visas kursas yra kvantiniai santykiai, paskui mano talentų monetizacija. Ir suprantat, mes labai daug dirbsim, pradirbsim. Ten labai pasąmoniniai gilūs dalykai, todėl kad mano, kurie išėję, tikrai pasiekia rezultatus, kalba, reiškiasi, realizavę save, tai jau yra vaisiai. Tai va, tai aš noriu pasakyti, aš jau žinau, su kuo dirbu, nes aš pati perėjau per baisinės kančias. Aš čia kiek pasakoju, tai aš čia jau nepapasakoju net 10%, per kokias kančias aš savo gyvenime ėjau, nes aš jau visą gyvenimą per kančias. Tai va, tai noriu pasakyti, dabar aš dėkinga, todėl kad mano siela buvo užsiprašius ir buvo vienu momentu taip sunku ir manęs tiesiog aš jaučiau, išgirdau balsą, sako, gal jau tau užtenka. O aš jau tiek įsivariusi tą savo pamokas, į tą savo visą suvokimą, kad tai man naudinga, kad aš įveikiu, paskui pagauni azartą to žaidimo. Suprantat? Iššoki iš tos matricos. Va tuo metu įvyko iššokimas. O galutinis atitrukimas tai būtent per mirtį įvyko, ne? Kai parodė man per pasaulį, kaip atsidūriau. Bet čia seminaruose pasakoju apie tai. Gerai, mėlieji. Tai žodžiu, ekstremalai eina šitą kelionę, šitos visos kelionės, šitas negatyvas reikalingas tam, kad tu prisimintum, kas tu esi, kad tu prabustum, greičiausiai, jeigu klausais, jau tu prabudęs esi, nes net laikytum tos informacijos, kurią aš dabar kalbu. Ir labai sudėtinga informacija yra, kurios aš net negaliu įdėti, nes tiesiog laukiu, kol žmonės užaugs iki tos informacijos, nes yra, man kokia jinai atsiskleidė, tai yra tokia baisi šitą žemę informacija iš kitos pusės. Tai rodo, tiesiog parodė man tuos lygmenis, aukštesnius lygmenis,
to viso žaidimo mūsų. Bet ten žemiškai suvokti ir suprasti, žmogus, kuris neišsivadavęs iš šitų dar matricos, šitos 3D matricos, jam labai sunku suprasti. O ta matrica tai kaip, mes buvom tiesiog, įsivaizduokit, duobė, tenai gyvena vergai, tenai jie dirba, kažką veikia, kažką tai pagal, žodžiu, uždengti grotomis ir uždėtas dar kilimas, dar žemėm užkasti. Tai vat, kiek reikia nusijimti viso šito. Ir tai persunkta per žmonių smegenis, va šitos visos grotos. Tai maždaug vaizdžiai taip. Tai kiek reikia nuimti tą kilimą, atkasti, rasti save, ištraukti save, kaip sakant, iš plaukų. Tai va, tai kaip atkeltas grotas, kaip išlysti iš tų grotų, kaip atsikabinti nuo tos matricos. Tai va, tai čia visa užduotis yra. Ir kada mes atsikabinam, kada išeinam, aišku, tie tinkleliai, tai yra ta matrica, jinai gali būti 3D, jinai gali būti 5D, jinai tiesiog tai yra dimensijos, tai yra tankiai, kurie išretėja tankiai. Tai va, tai, čia panašiai, matot, čia negali žemiškom kategorijom paaiškinti. Čia aiškinu, kad suprasti tai įvaizdžiais, kaip Jėzus kalbėjo Biblijoje, ne, simboliais kalbėjo. Tai va, tai žodžiu, simboliais kalbi ir ten, kada tu turi dvasinį lygmenį tam tikrą, tu atsikoduoji, ką norėjo pasakyti. Kodėl Bibliją skaitant, ten visą laiką naujos žinios ir nauja informacija atsiskleidžia. Aš tą Bibliją skaitau jau intensyviai skaitau, 20 metų, tai, tiesiog net nesakysiu, kiek metų, kiek dešimtmečių skaitau ir kiekvieną kartą ten atsiskleidžia man nauji simboliai. Ką čia norėjo pasakyti, kas čia pasakyta, buvo niekaip neįveikiama prieškimo knyga, dabar jau ir ten tapo aišku, kas tenai. Suprantat, mūsų augimu mes atsikoduoja tą informaciją. Tai va, tai ten labai daugiadimensinė, energetiškai stipri knyga, tenais, sakysi, ten daug iškraipimų, ten tiesiog yra, taip, ten yra dualizmas, ten apie dualų pasaulį. Ten yra šviesos jėgų ir tamsos jėgų, bet nėra tamsa blogai. Aš jau minėjau, kad per tamsą mes pažįstam šviesą. Kol žmogus gerai gyvena, jisai nesusipranta, kad jeigu jie ten garbina, šlovina, jisai apie sielą pamiršta. Ir kada jis gauna spyrį į užpakalį, tai ten liga, galbūt dvinys tai geriausiai pažadina, kai stukteli, kai deda, išsprogdina tiesiog per tuos visus kilimus žemės ir tą matricą parodo demo versiją. Tai va, žodžiu, ir tada vėl atgal į tą vergovę, į tą žemę ir tada labai sunku, nes turi krapštytis. Bet žodžiu, tavo siela išeina į pirmą planą. Tu susivoki, kad tu turi sielą. Dabar kas šitoj žemėje vyksta? Suprantat? Vyksta, kad mes einam į protą, mes protų bandom suprasti. Kol protų ten yra plyta, mes niekur nenuvažiuosim, ten yra ego programos. Jeigu dar esi savigailoj, kad kažkas tave skriaudžia, kad čia pakišo tave į kalėjimą kažkokį ir tu vargšas, jeigu tu tik savęs gaili, tu sėdi aukoj. Tai čia pirmas laiptelis, kada tu šitą išsivaduosi, tada pirmas laiptelis iš matricos, tai yra pirmas laiptelis, auka. Mano kitam kanale, man atrodo, Gurkšnis dangaus yra įrašas 3 dalis. Aukos, kaip išeiti iš aukos programų. Daugiausiai surinkę peržiūrų. Tai va, tai žodžiu, bet tai protų yra suprasti vieną, bet savo patirtim, savo būsenom išeiti. Iš aukos išeiti praktiškai labai daug metų reikia, nes ten toks įsikabinės brudas yra, kad visą laiką kažkas tai kaltas. Suprantat? Ir auka visada ieško tirono, ir auka ieško atpirkimo ožio. Iš kur tie kaltinimai, kad Seimas kaltas, tas kaltas, lietus kaltas, mama kalta, blogai užaugino, tėtis ten nežiūrėjo, ten dar kažkur, tai dar kažkas tai kažkur kaltas visą laiką. Kada tu išeini iš aukos, tau nėra kaltų. Tu esi, siela tavo išeina į pirmą planą, kuri jinai tokia galinga jaučiasi, kad jinai kūrė šitos gyvenimo įvykius. Jinai, kas vyksta aplink tave, yra sukurta tavo, tik tu atsakingas už tai, kas sukurta. Tu ką gali daryti, tai dėkoti
Tol, kol tau nušvisto, kol kliktels galvoj. Jeigu nesupranti, ką daryti, tai tiesiog pradėk dėkoti ir tada tau nušvis. Nes kol tu sakysi tas kaltas, tu niekur neišeisi. Tu tiesiog būsi po žemė tas vergas, kur vergvaldys tave valdo. Visą laiką atsiras vergvaldys, kuris nori tave valdyti. Jeigu pas tave bus vergo dvasia. Suprantat? Tai va, mėlėjai. Sudėtingus dalykus kalbu, kas nesuprantat, rašykit komentaruose, užduokit klausimus, mielai atsakysiu. Kas norit susitikti, atvykit į seminarą, rašykit, svarstau, ar gegužės mėnesį daryti seminarą ar ne. Jeigu susirinksit, mielai padarysiu, tačiau, žinot, reikia užsakyti visus dalykus organizacinius, tai tikrai nedelskit, nes kaina yra daug mažesnė, o kada prieš pat, tai jinai tikrai padidėja. Tai vat, labai jūsų laukiu susitikimo, nes jūs tikrai labai brangus esat, labai gražius laiškus rašot, tokią meilę jums jaučiu ir tom energijom pasidalinti, ne tik energijom, energetiniam lygmenį, bet ir pamatyti, susitikti, apsikabinti širdis į širdį. Tai šiandien su jumis buvo Lingita ir Sielos dvynių kanalas. Iki susitikimo.